Kitados būta daugybė bildūnų. Bildūnai tai nelyginant kaukai. Tik gyvena jie daugiausia ne žmonių namuose ar kiemuose, o skyrium, netoli nuo žmonių. Daug pasakų sudėta apie bildūnus, bet pati gražiausia pasaka yra apie tą bildūną, kuris gyveno Paparčių slėnyje. Dieną jis nesirodydavęs, o naktimi žmonės kartais regėdavę, kaip jis tyliai šešėlis linkdavęs nuo medžio prie medžio, saugodamasis, kad kas nepamatytų. Bet pikto tai niekada niekam nedaręs. Juk visi bildūnai nieko blogo žmonėms nedaro, jeigu tik jų nesupykinsi. Jie netgi stengiasi kaip įmanydami padėti visiems, kam reikia pagalbos. Paparčių slėnio sodybos šeimininkas nekartą sakęs, jog nežinas, kaip būtų išsivertęs, jeigu ne bildūnas. Jei tik skubiai prireikia padirbti kokį darbą, iškulti ir išvėtyti javus, supilti grūdus į maišus, sumušti sviestą, išspausti sūrius, nuravėti daržą, nukasti ropes, visada į talką stoja bildūnas. Šeimininkai eidami gulti, tik atidaro svirną, kamarą ar daržinę, kur laiko ropes, o prie durų pastato dubenėlį šutinto pieno bildūnui vakarienį. Tai rytą atsikėlę, randa dubenėlį tuščią, o visus darbus nudirbtus. Ir ne bet kaip, o dar geriau negu pačių žmonių. Visi žinojo, kad tasai bildūnas geras ir baugštus, bet jo bijojo ir tiek. Grįždami iš bažnyčios ar iš turgaus, net naktį sukdavo kelias mylias aplinkui, kad tik nereiktų eiti pro Paparčių slėnį. Taip baugu to bildūno būdavo. Bet buvo, kas bildūno nebijojo. Tai sodybos šeimininkė. Ji pati buvo labai gera ir mielaširdinga, todėl nieko ir nesibaimino. Kai vakarais nešdavo pieną bildūnui vakarienės, tai pripildavo kuo riebiausio. Ir dar grietinėlės įpildavo. Bildūnas mums tiek darbų nudirba, sakydavo ji, o atlygio jokio neprašo. Užtat reikia jį kuo skaniau pavaišinti. Bet vieną vakarą ėmė ji ir susirgo. Ir taip sunkiai, kad niekas nebemanė, jog pagis. Nusiminė vyras ir šeimynykščiams labai jos gaila pasidarė. Juk tokia jiems gera buvo, kaip tikra motina. Bet visi jauni, apie ligų gydymą nieko neišmano. O už 7 mylių nuo sodybos, kitame upės krante, gyveno sena ir garsi vaistytoja. Šitai galėtų šeimininkę pagydyti. Tačiau kas bus tas pasiuntinys, kuriais jos pašaukti? Naktis tamsi,
Jau beveik vidurnaktis ir kaip eisi pro Paparčių slėnį, dar imsi ir sutiksi Bildūną. Tarėsi visi, kalbasi, vienas kitas siunčia pas vaistytoją, niekas nenori eiti. Ir niekas nežino, kad tas, kurio jiems taip baisu, stovi už virtuvės durų ir klausosi. Jis buvo plikas Neūžauga, su barzda, raudonais vokais, plačiomis kaip varlės pėdomis ir baisiai ilgomis rankomis, kurios siekia žemę net stačiam stovint. Ta vakarą jis kaip visada išlindo iš slapto savo urvo ir atėjo į sodybą, atsigers pieno, apsižvalgys, gal yra kokio darbo, priežiūri, laukų jos duris praviros, languose žiba šviesa. Visada tokį vėlų metą namuose būdavo tamsu ir tyku. Tai ir pamanė Bildūnas, ar tik nebus kokia neganda nutikusi. Įsėlino į priemonę, pasiklausys. Na ir išgirdo, kad susirgusi šeimininkė. Suspaudė Bildūnui širdį. Jis labai mylėjo gerąją moteriškę. O kai suprato, kodėl šeimininkščiai neina vaistytojos parvežti, vos nesprogo iš piktumo. Liurbiai, gvėros ir kvailiai, sumurmėjo ir treptelėjo plačia koja. Mat paregėsiu tokius, tai pripuolęs imsiu ir suėsiu, kad jie žinotų, kaip pats jų vengiu ir stengiuosi į akis nepakliūti. Tai liautųsi tokius niekus pliauškę. Bet gaišti nevalia. Belaukiant šeimininkė ir akis užmerks. Matyt, reikės vaistytoje pačiam pašaukti. Pakėlė Bildūnas ranką, nusitraukė nuo vagio tamsų šeimininko apsiaustą ir užsimetė ant galvos. Susisupstęs apsiaustų nedailų savo kūną, nubėgo į arklides, pasibalnojo patį eikliausią žirgą. Prisivedė prie durų ir užsikabarojo. Na, tarė žirgui, tu visada greitas, o dabar bėk dar greičiau. Žirgas tarsi suprato jo žodžius, tyliai sužvengė, sukarpė ausimis ir šoko į tamsą, nelyginant iš lanko paleista strėlė. Tokiu greitumu jis nebuvo lėkęs nė karto. Jojo pro bažnyčios kalnelį, pro Paparčių pievą. Per plyną lauką. Ir nė pats nepajuto, kaip greitai prijojo vaistytojos namų duris. Senoji moteriškė tuo tarpu miegojo. Tačiau kai Bildūnas savo ilgomis rankomis pabeldė į lango stiklą, ji bematant pasirodė. Prikišo senoji veidą prie lango ir klausė, kas čia? Bildūnas pasilenkė, pasistebė ir sako storu balsu, renkis tetulį ir kuo greičiau, gelbėk Paparčių slėnio šeimininkį iš mirties. Sodyboje niekas nemoka ligonių gydyti, šeimininkščiai tikrai neišmanėliai. O kaip ten nusigauti, susirūpinusi klausė vaistytoja. Tu važiuotas? Ne, aš raitas, sako Bildūnas, bet atsisėsi ant žirgo man už nugaros tvirtai įsikipsi ir kuo puikiausiai nujosime. Bildūnas ne šiaip paprašė, bet griežtai paliepė ir vaistytoja pakluso. Juo labiau, kad jaunystėje kitaip jojo pas ligonius raitelių už nugaros. Tad susirinko žoleles, buteliukus, paėmė savo apsiaustą, apsirengė ir nusileido į kiemą. Prie slenksčio pasilipo ant akmens, užsėdo ant žirgo ir stipriai apsikabino juodąjį raitelį. Jojo tylėdami. Vėjas plaikstė jų apsiaustus ir švilpė jų ausyse. Jie jojo, nė žodžio netardami. Kol prijojo visai arti Paparčių slėnio, vaistytojas sušuko, sustok! Ją pagavo baimė.
Kaip manai, ir nesusitiksime Bildūno, baugščiai paklausė ji. Labai nenorėčiau jo išvysti. Žmonės sako, jei Bildūną pamatysi, ištiks kokia bėda. Raitelis nusijuokė, tik juokas buvo toks keistas. Nebijok ir niekų nešnekėk, tarė jis. Tau baisu sutikti išsigimėlį, bet žinok, kad bjauresnį už tą, su kuriuo joji, niekur nepamatysi, galvą guldau. Na tai gerai, tarė senoji ir lengviau atsiduso. Tavo veido nematau, bet spėju, kad esi geras žmogus, jeigu taip moki paguosti vargšę senutę. Daugiau jie neištarė nė žodžio ir jojo tylėdami. Perėjo jo bažnyčios kalnelį. Visas slėnis liko jiems už nugarų ir jojo į Paparčių slėnių sodybą. Raitelis nušoko žemėn ir ištiesė ilgas stiprias rankas, nukėlė nuo žirgo vaistytoją. Tuo tarpu brūkšt nuslinko jam nuo pečių apsiaustas ir senoji pamatė, kad raitelis tikras išsigimėlis, mažo augumo, plataus tuomens, rankos ir kojos nepanašios į žmogaus. Kas tu toks esi, paklausė žiūrėdama jį ryto prieblandoje. Kodėl tavo akis kaip lėkštis, o jo pėdos, kas per didumas ir lyg varlės, ne žmogaus? Bildūnas nusijuokė. Jaunystėje daug mylių pėsčias nukeliavau. O žmonės sako, kad nuo ilgo vaikščiojimo kojos padidėja. Nu, o tu, tetulė, veltui laiko negaišk ir neplepėk. Eik į trobą. Ir jeigu kas paklaus, kaip čia taip greit atsiradai, tai atsakyk. Nebuvo žmogaus, kurs atvažiuotų. Tai atjojau su Paparčių slėnio Bildūnu.